bet toks mūsų jau likimas. Klausau. Labas. Labas. Ką veiki? O kas čia skambina? Simutė dar nemiegi? Ne. Tai džiugu, kad nemiegi, aš tiesiog norėjau su tavim pasikalbėti. Taip ramiai, be jokių pykčių, kaip visada, be jokių daužimusi, žinai. Kaip tavo savijauta? Gerai. Nekamuoja depresija? Ne. Nesi įsimylėjus? O kas čia man skambina? Ramūnas. Koks Ramūnas? Tulevičius. Tokio nepažįstu. Nu, nesvarbu, kad nepažįstu. Aš klausiu, ar tu esi įsimylėjusi dabar? Aš šiaip nešneku su nepažįstamais ir dar tokiamis temomis. O kas čia per tema? Labai graži tema? Meilė. O tai koks skirtumas? Aš neklausiu apie seksą, pavyzdžiui. Apie kitus Tai temas. turbūt yra žmogus, kuris neturi ką veikti, tai skambinėja bet kam ir paskui klausinėja tokių nesąmonę, ne? Aš turiu ką veikti. O tai... Mano pagrindinė veikla, žinai, kas yra? Ne. Kalbėti. Kalbėti. Ir kalbu su tavim. Ir kalbėti su nepažįstamais. Aš tave pažįstu. Nu, koks mano vardas? Simona. Šiandien neeilinė diena. Aš atsikėlęs tik tai iš ryto, žinok, prasimerkiau iš karto, galvoju, šiandien Simona, šiandien mano Simona. Jei šiandien 19, Jėzu, kaip fainas, su kuo reikės grįžęs iš visų darbų pasveikinti tave. Iš kur tu mane pažįsti, jeigu galima sužinoti? Simona, aš seku tave 19 metų jau. Kas? 19 prakeiktų metų. Kodėl prakeiktų? Aš 19 metų negalėjau su tavim susisiekti. Ir dabar tik po 19 metų galiu tave pakalbinti, galiu pasakyti, kaip aš tave myliu, kaip aš tavęs pasildau. Tiesą pasakius, man juokas ima, aš tokių nesąmoningų sapnų. Aš žinau, kad tu šypsuotis, tu visada mėgai šypsuotis. Tai tavo šypsena tokia kerinti, tokia gražiai. Aš atsimenu, kai mes labai senai dar 64 vasarą. 64 vasarą? Kaip už rankyčių susikabinę bėgiojame ant šieno ten. Ir aš tavęs laukiau, supranti, dabar prabėgus 19 metų vėl aš tave matau. O kiek jums metų, jeigu būtų galim sužinoti? Man? O kaip sakyt, tikrosius metus ar gyvenimiškuosius? O kaip suprasti tikrieji ir gyvenimiškieji? Simona, mes gimė tais pačiais metais. 1918. Jo. Nu, gali būt. Bet tu buvai pabėgus, neklausėjai manęs. Na kaip, man teko tau vieną sykį tai padaryti ir tu dingai. Aš atsiprašau labai dėl to ir 19 metų dabar laukiau tavęs. Ne, bet jau rimtai šnekant, tai iš kur mano numerį gavai? Aš 19 metų tave sakiau, aš kiekvieną dieną tave matau, aš žinau tavo draugus, aš žinau. Kokie mano draugai? Galvoju, nebendrauju aš su Inga, Renata, Luku, Arminu, Vidžiu. Jie visi mane pažįsta, bet tik tu net negali įsivaizduoti, jie visi žino, nes aš jiem viską pasakiau ir aš liepiau slėpti nuo tavęs. Man jau nebejokinga dar, tiesą pasakius. Kas tu toks iš vis esi? Aš Ramūnas. Kur tu gyveni? Aš dabar apsistoju, žinai kur? Ne. Ne, negaliu sakyti. Pasakyk. Negaliu sakyti, negaliu išduoti, aš negaliu dar su tavim susitikti, aš galiu tik tai dabar telefonu pakalbėti ir viskas. Ir po 5 metų vėl aš apsireikšiu. Ne, iš tikrųjų, man tai baisu daros. Nebijok. Nebijok tu manęs, aš nieko tau nepadarysiu. Aš labai atsiprašau tada praėjus dabar jau 19 metų nesusivaldžiau ir man reikėjo tai pasielgti, bet aš labai per tos 19 metų gailėjausi ir ieškojau tavęs. Gerai, čia pavadžiu. Jo. Simutė, kai tau sukaks 24 metai, tada mes susitiksim. Tai bus po 5 metų.
Ir aš tikiu, kad tu dar būsi laisva ir mes vėl mūsų širdis Tik, kad aš dar būsiu laisva, o tu dabar nežinai, kad aš nelaisva. Man nesvarbu, kas dabar yra. Man svarbu, kad 24 metai, kai tai bus, tu būsi laisva ir mūsų vėl širdis plaks viena linija. Kad man atrodo, tavo vienintelė viena ir plaka, man tik kartu su tavo tikrai neplaka. Atsimeni tada 64 vasarą pas. Ką tu čia nusišneka apie 64 vasarą? Prašau, nerėk, nes anąkart, kai užrėkiai. Kas čia dabar? Čia mūsų širdis. Ei, gal geriau aš labanakt, sėkmės tau gyvenime iki 24 metų mano. Simutė, dar vienas dalykas. Leisk man atsiskleist tau. Zip FM. Labas, Sima, trukdo radijos, tai Zip FM. Radistai. O, die. Kaip laikaisi? Pagimdėm čia. Linkėjimus savo istoriją. draugam perduok, nes jie tikrai tave girdi dabar tiesioginiame eteryje. Ja, aš dabar be žodžių švis likau. Tai lik su žodžiais. Aš taip stengiausi čia gražiai apie tave pakalbėti. Kas čia tai padarė man? Tai išvardinau tavo draugus visusgi. Tai čia jie, o die. Čia jie ir padarė. Jie. Jie. Geros valios, kaip sakant, Žmonės. pririmti. Pokštą labai šmaikštų. Maikštų. Siaubas. Siaubas, tikrai. Tai su 19 Šiaubybė. gimtadieniu tave. Ačiū labai. Gal po 5 metų ir susitiksim. Tikiuosi. Gerai, iki. Mūsų širdis plaks kartu. Dėkui labai. O kokia istorija, ne? Tikrai, bet tu čia pribūrė iš scenų, net man šiurpas ėjo. Aš sėdėjau, šiurpas ėjo per nugarą, per žandus visur, tikrai bur galvoju, kas čia bus.